Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Nuskambėjo, nuaidėjo per Kauną tarptautinis folkloro festivalis Atataria Lamžiai. Kiek dainų sudainuota, kiek šokių sušokta, kiek smagių melodijų sugrota. Šių metų festivalis jau 39-asis ir kaip kiekvienais metais, taip ir šiais įdomus savo programa ir atlikėjais. Kaip ir kiekvienais metais labai išpuoselėtas, išlauktas, visus metus planuotas, organizuotas ir tikrai ir visų kauniečių, ne tik kauniečių, iš visos Lietuvos jau žinomas, mylimas, laukiamas festivalis. Šiais metais mes pasirinkome temą Žemė. Tai visi renginiai vienaip ar kitaip atlieps žemę, ar tai per folklorą, ar tai per veiklą, ar tai per įvairius užsiėmimus, bet ta tema bus paliesta visose renginiuose. Jau vien kuriant ar ne, programą galvojant, buvo apgalvota, kaip mes galėtume iš įvairių pusių tą žemę ir apdainuoti, ir išpasakoti, ir pačiupinėti. Tai šiais metais turime tokį ir išskirtinį Gretos Skardišytės Skardė žemės meną, kurio visą šią savaitę jau yra kuriamas prie Kauno pilies, Neries krantinėje. Iš medinių pagaliukų yra kuriamas nuostabus tradicinis raštas, atliepiantis sutartinių giesmes. Taip pat kiekvieną dieną mes turėjome šiandieną ir jau prabėgusi spektaklį, toksai teatralizuotas vaikam buvo pasakojimas, kaip atsirado ta žemė, kaip visas nuo pat mitologijos pradžios, tai jau paėmėme ir per tautosaką, ir per mitologiją priėjome šiandieną. Ir žinoma, kad visi koncertai atliepiantis yra šią temą. Tai iš tiesų visiems folkloro ansambliams, besiruošiantiems šitam festivaliui, buvo prašoma, kad atsilieptų į temą, kad paieškotų būtent šiai temai dainų, giesmių, muzikos skirtos. Tai tą ir tikrai labai džiaugiamės. Jau šį vakarą ir turėjome nuostabų pasidainavimų ratą. Tai tikrai labai gražu. Šių metų festivalis Atataria Lamžiai skirtas lietuvių liaudies dainų metams, o jo tema – Žemė. Prieš 3 metus nusprendėme tokį kaip ir ciklą organizuoti, būtent festivalių ciklą, teminį, tai būtent stichijos. Stichijos mums lietuviams, kaip ir aišku daugeliu kitų pasaulio tautų, irgi yra labai svarbios ir siekia pačius seniausius laikus, ar ne? Ir tai pernai metais buvo vandens tema, šiais metais žemės, tema Žemė. Nuo kitais jubiliejiniais metais, kai Atataria Lamžiai švęs 40-ąjį savo festivalį, bus ugnies tema ir liks dar oro tema. Tai yra tas ciklas toks stichijos. Bet būtent šių metų tema Žemė tai yra mums ko gero pati artimiausia, nes mes iš tikrųjų lietuvių tauta, esam žemdirbių tauta nuo seniausių laikų ir žemė mums šventa. Žemė lietuvio suvokimu, ar ne, žemė ne tik žemė, tokia natūrali fizinė, ar ne, bet žemė buvo suvokiama ir kaip motina, motina gimdytoja, motina augintoja ir motina paskui priglaudžianti pas save, ar ne, tai pakavojanti. Sako, žmogų pakavodavo po žemę, ar ne, nelaidodavo, pakavodavo po žemę. Ir labai gražiai papročiuose, senuosiuose papročiuose, tradicijoje ir folklore atsiskleidžia ta lietuvio meilė žemei. Festivalis pasklidęs po įvairias Kauno vietas. Pirmą kartą Kauno Kalniečių parke surengtas folkloro vakaras Sutarti, suskambėti, suderėti. Čia vienu metu suskambo 3 muzikinės erdvės, atskleidžiančios vis kitą lietuvių muzikinę paveldo sritį.
Sutarti – tai sutartinių erdvė, kurioje giedojo net 10 sutartinių giedotojų grupių iš įvairių Lietuvos miestų. Sulaukta sutartinių giedotojų ne tik iš Aukštaitijos, bet ir iš Sūduvos, iš Marijampolės. Kolegė viena, kur lipdė molį vis, sako, bandom dainuoti sutartinės. Sakau, bandom, bet aš nemoku. Tokia buvo pradžia. Buvo labai įdomu tą pabandyti ir nuo mūsų kokių 4 niekam mes nepriklausėm, mes tiesiog norėjom giedoti, nes jie Aukštaitė. Reiškia, savo, paskui kažkur reikia išeiti, gal ten. Ir išaugo iki 14 žmonių dabar. Kadangi, sakė, Marijampolė su sutartinėm į dainų šventę, ne. Nepriima? Ne. Tada teko prisiliesti ir prie savo krašto dainų. Ir čia atvežėm Suvalkiečių programą. Ne tik sutartinės, bet ir Suvalkiečių programą. Kita vakaro erdvė Suderėti. Tai instrumentų erdvė, kur pristatomi tradiciniai lietuvių, latvių ir ukrainiečių muzikiniai instrumentai. Lietuviškus instrumentus pristatė Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio Ratilėlis vaikinai. Ukrainietiškus Jarina Topkailo, o latviškus etnografinis ansamblis Svitene. Mes turim instrumentų, kai mes buvom nesujungti su Bauste, mūsų savivaldė labai dosniai mums dovanoja rūbai, instrumentai, citara mums yra, citara, basė, būgnas, kankles, o tad mūsų vadovas labai nenors, ka mēs taip sakam, bet jis pasižiūrėja ir pradėja taisīt pats kankles. Mēs padedam, mēs pasakam, kam reik. Ir jis kožnai, ja toks nors buvo, ka jis kožnai dalyvė padovanos kanklę. Jūs suprantat, jeigu padovanoja, tai turim ir grojat. Kolektyvo vadovas Leon Zarans gamina įvairius muzikos instrumentus. Vien kanklių yra pagaminęs apie 50. Naudoja joms, kaip pasakoja, įvairių medį. Alksnis, liepa, galvot liepa. Iš liepos, alksnis, Eglė. Eglė. Eglė, jā. Priede nebija? Priede. Priede. Ar turėjo mokyti kažkokia ir pats iš savęs iš jų pabandėlį? Suprantat, mums nuperka kankles savivaldė, jis pasižiūrėja ir aš statisti. Jam dabar yra labai gražus metai 75, bet jis kokie 6-7 metai atgal pradėjo daryti. Bet kožnam to kanklė yra titoniška. Mes, kai su Zēnais kalbējam, jie klausta, kodėl jums tokios stīrės? Kāpēc viņas ir dažādas? Kāda man iedvesma, katrs skan savādāk. Kā izdodas, tā izdodas. Jis varbūt, ka tu paskaties uz cilvēku un tu saproti. Jis kankļa gamina ar didesnė, ar mažesnė, ar bus švies, ar bus tamsi. Jis pasižiūri žmogų, jis pagalvoja apie jį ir kaip jis saka, kaip man širdēla šiandien saka, tai aš tokiu kanklį darins tam žmogų. Jis daugiau, jis nedarins taip kažkam. Kāda, kas ne. Jis tiesa konkrečiai žmogui taisa. Ansamblis ne tik groja, bet ir dainuoja. O dainuoja daugiausia savo krašto dainas. Tāpēc, ka mīl folkloru, mūsu dziesmas, mūsu dējas, tieši mūsu novada. Jā. Pagal to, kad mēs dainojam daugiausia tik te sava krašto, ir daugiausia ir svitenes, ir rundāles dainas. Tai yra to žmonės ateina ir jiem labai patinka tas, ką jie daro. Patinka tos dainos, patinka šokė. Ir kolektyvas, žinoma, žmonės, katrie dainuoja. Katrie tokie pat, kaip katras ateina, jis myli tą liaudės dainą. Iš Rygos gaunam dainas, katros yra prirašytos, yra archyvose. Bet daugiausia mes dainuojam savo seniūnijos, savo apskrities dainas. Katrie yra, kaip jau aš minėjau, rundāles, svitene, Bauste. Mēs nedainuojam, sakysim, Kurzemēs arba Latgales. Mēs dainojam, jeigu kas, tad Zemgales. Mūsu pusē ļoti daudz ir pierakstīts vairāk no Zemgales. Tieši svitenes mūsu novads. Mūsu tiesa svitene, rundālē, labai daug daino ir prirašītu gaļa materiālu gaut. Ir, kas skaitās, dainot šepa, kaip rāša. Ir
ekspedicijos užrašęs ir yra taip. Yra materiālo daug, kur tu gali. Yra daug. Ir yra vien labi, kad to išėjusi Latvijoje. Ir visi nežino, kad to yra mūsu daina, mūsu dziesma, Kūpēja nedega. To yra mūsu, bet gied vis Latvija. Ir atrodo, jeigu ką paklaustum, gal ir nežino iš kur tai, bet to yra mūsu. Tiesa Svitenė prirašyta nuo senų laikų. Ansamblis Svitenė yra įsikūręs netoli Latvijos ir Lietuvos pasienio, tad nenuostabu, kad kai kurios jų dainos turi panašumų su lietuviškomis dainomis. Jā, ļoti ar Žemaitiju mums liekas ļoti tuva, ne? Žemaitijas puse ļoti, jā. Taip, atrodo, nes mes daugiau draugaujam su žemaičiais, nes jie prie sienos. Ir atrodo, kad yra tokios labai panašos melodijos į to pusę. Yra panašios. Į tokios lėnos, tokios labai melodingos, kaip vadovas sako, tokios. Panašumus ir skirtumus Latvių kolektyvas galėjo išgirsti trečioje vakaro parke erdvėje Suskambėti. Čia pasidainuoti susirinko svečiai iš Latvijos ir folkloro ansambliai iš Marijampolės ir Kauno. Vakaro pabaigoje visi muzikantai, dainininkai iš visų 3 erdvių čia susibūrė į bendrą dainų ratą, kuriame ir sutarė, ir suderėjo, ir suskambėjo vienu balsu, dainuodami bendras lietuvių liaudies dainas. Tačiau tai toli gražu ne visi festivalio dalyviai. Folkloro šventė truko 3 dienas ir joje pasirodė gausus būrys kolektyvų. Mes visą laiką norėtume dar daugiau, nes aš galvoju, kad niekada nebus per daug. Tai faktas, kad mes tikrai kviečiame iš visos Lietuvos. Labai džiaugiamės, kad turime šiais metais, kaip ir kiekvienais, iš visų 5 Lietuvos regionų atstovus. Šiais metais sulaukėme daugiau nei 70, beveik 80 folkloro ansamblių iš Lietuvos, neskaičiuojant pavienių tokių grupių, mažų tokių, po 2, po 3 žmonės, kurie prisijungia prie mūsų. Tai turime tikrai gausų būrį iš Lietuvos, o taip pat turime nemažą ir užsienio dalyvių skaičių. Mūsų kaimynai visi suvažiavo, tai ir Latvijai, ir Lenkai, turime ir Estus, taip pat prie mūsų prisijungė ir vokiečių atstovai, ir taip pat Gruzijos, Sakartvelo, kitaip sakant, ar ne. Tai taip pat turėjome šiandieną ir pristatymą, ir ukrainietė labai gražiai pristatinėjo tradicinius instrumentus, būtent irgi atliepiant žemės temą, nes visi tie instrumentai, kurie šiandieną buvo pristatomi, taip iš gamtos viskas paimta, tai tiesiog irgi atliepiant pačią temą. Antrąją festivalio dieną, šeštadienį, visa Laisvės alėja prisipildė dainų ir šokių. Čia vyko folkloro ansamblių koncertai. O vakare Kauno pilies amfiteatre buvo galima išvysti tradicinį užsienio svečių koncertą ir didįjį festivalio koncertą Aukšti kalneliai, margi dvareliai, kur skambėjo visų 5 Lietuvos etnografinių regionų dainos. Didžioji dalis Lietuvos kolektyvų į festivalį Tatarelamžyje atvyksta jau ne pirmą kartą. Tai yra labai arti, tai yra labai artima ir širdžiai, ir sutinki, pamatai daug bendraminčių, atpažįsti savą pagal drabužį, po to dar ir dainą išgirsti praeidamas, gali padainuoti bet kokio krašto, bet kokio regiono, vis tiek tai yra tas bendras vardiklis, kuris traukia vienyje. Tai kaip kaiminystėje šalia visai, tai kaip net važiuoti, gėda būtų. Esam važiavę ir su vienu kolektyvu, ir su kitu kolektyvu atskirai, bet kai pradėjom jungtis į dainų šventę, abu kolektyvai kartu, tai ir čia jau ir pernai buvom abu kolektyvai sujungti, ir šiais metais kolektyvas labai patenkintas prie to dėmesio, prie žiūrovų, nors Kaunas yra Kaunas ir ne visada žemaičius draugiškai sutinka, vis nori palynuoti. Mes jau virš 20 metų šiame festivalyje. Tik tai nebuvom, kada Covidas buvo, o šiaip visada kiekvienais metais mes čia labai džiaugiamės. Pašnekovės pasakojo, kad tie Tatarelamžyje jų kolektyvai visada mielai vyksta ir kiekvienas jų pristato savo regiono dainas. Į šį festivalį atvežėm Mergelės dalį. O šiaip mes labai dainuojam, kadangi mūsų garsus yra Varčios miškas, Varčios giria. Tai mes labai daug turim partizaninių dainų savo krašto sukurtų, turim programą partizaninių dainų, o šiaip dainuojam jurginių programą, kadangi mūsų tradicinė šventė pas mus yra jurginės. Turim joninių programą,
Tai įvairiai, labai daug dainų dainuojam, bet dainuojam daugiausiai savo krašto dainas. Šiandien dainas atvežėm vaišių. Pagrinde, kaip ir visose vaišėse, žinot, pradedam ramiai, gražiai, nuo tokių lyriškesnių dainų, paskui įsivažiuojam, kol jau užtraukiam eismą modvi tombalių. Dainas mes dainuojam būtent savo kraštą. Aišku, nepasisekė šiauliečiams, nes jie save laiko pusė aukštaičių, pusė žemaičių, kai ateina žemaitė, visiška žemaitė iš Telšių, tai nori, nenori, tenka kautis į suprasti į žemaitišką. Tai užtat abu kolektyvai dainuoja būtent Šiaulių krašto dainas. Daugiausia Šiaulių rajono, tai yra Gruzdžių, Raudėnų, Micaičių, ten, kur buvo pateikėjų. Nes pati važinėdavau kartu po ekspedicijas, kartu rinkdavau dainas ir todėl turiu autentiškus įrašus, pagal kurios ne pagal natas, o pagal įrašus galim atkurti ir dainuoti būtent šitas dainas. Yra visokių, yra ir karo dainų, kaip ir visoje Lietuvoje. Yra turbūt užgavėnių dainų, nes užgavėnės, taigi švenčiamos pagrindė buvo žemaičių, Žemaitijoje, tik vėliau visi kiti užsigeidė mūsų kaukių ir įvairiausių dainų, bet tai buvo mūsų dainos, tai tos visos vadinamos talaluškos. Buvo vaišių dainos, jaunųjų dainos, nors pas mūsų tokių apeigų, kaip apie Kupiškį, visą procedūrą, kaip išleidžia, kaip numetuoja, kaip ištekina tą savo mergelę, tai pas mūsų rimta, liaudis žemaitiškai, nori ženytis, įženykis. Jei Šiauliai yra paribys tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos, tai Birštonas tarp Dzūkijos ir Suvalkijos. Taigi į repertuarą reikia parinkti tinkamai. Aš tai laikau save dzūkė, nes diedukai abieji anoj pusėje Nemuno, mes tokie parubežiniai. Tai mūsų dainos, mūsų repertuaras iš tikrųjų kiekvieną kartą, kai reikia kur nors labai savo krašto programą pristatyti, tai galvojam, ar tikrai ta tinka, gal jau netinka, gal jau ten melodika, vadovė labai didelį profesionalį, turim ansamblį dar didesnių profesionalų muzikologų, kurie jau ir dainas užrašinėja. Ir šiandien atlikta viena daina, ta bendra Šėriau savo žirgelį yra mūsų narės, Nijolės, muzikologijos užrašyta daina pas pateikėjus Užuguosčio miestelėje, gal tada buvo, dabar jau kaime, iš gyvų pateikėjų, jos pačios iššifruota ir jos pačios mūsų ansamblyje pristatyta ir išmokinta. Tai labai smagu dainuoti visiškai absoliučiai tų pačių žmonių atneštos kūrinius. Aš taip pat galiu sakyti nuo savęs, kad savo močiutės dainą turiu, kurią irgi ansamblyje atsinešiau. Iš kito ansamblio atsineštas, išmoktas, tai dainuojam tai, kas labiausia užsilieka. Turbūt folkloro tokia ir yra paskirtis tais, kas lieka per dešimtmečius, po to per šimtmečius. Tai, kas išlieka, tai yra matyti kažkokią turi išliekamąją didelę vertę. Tas, kas užsilieka širdį, kas patiems smagu. Mes dainuom tik tai, kas mums smagu. Mes esam tokie užsispyrę, ne žemaičiai, bet užsispyrę dzūkai, kurie mes jau ansamblį, kas mums gražu, kas patinka, tą šokam, tą dainuojam. Mums tiesiog visiems kartu labai smagu. Mums smagu susėti, kartu juokaut, kartu važiuoti į kelionę. Va čia pat lygiai mes važiuodami, lygiai taip pat linksminomės, kažką padainuojam, kas jau seniai užmiršta. Grįždami vėl kažkaip prasišnekam. Mes esam tiesiog sielos bendraminčiai. Ir tie žmonės nuolatos iš tikrųjų mainosi. Vieni išeina vaikų gimdyti, kiti pasigimdė ateina, treti nori pailsėti. Ir tai yra toks gyvas ciklas, tai yra kaip upelis tekantis. Tas pats vanduo, tik tai vis kažkuriuo kitų momentu tu jį kažkur prieini, atsigaivinė. Tai mes tokie esame, mes to gyvenam, mums tas svarbu. Festivalis Atatarė Lamžiai šiemet sulaukė svečių ir iš mažosios Lietuvos. Simboliška, kad Liudviko Rėzos dainyno 200-ųjų metinių ir dainų metais festivalyje skambėjo lietuvininkų dainos. Tas dainas rinko ne tik Rėza,
Mes dar dainuojam ir Adalberto Becenbergerio surinktas dainas, dainuojam ir pateiktas Anės Mažeivos dainas. Klaipėdos universiteto mokslininkai yra sudarę, žodžiu, etnologai yra išleidę Anės Mažeivos dainas. Dainuojam ir iš įvairių mažos Lietuvos leidinių, kokius tik randam. Lietuvininkų žodis yra, žodžiu, kur tik randam, ką nors gražaus, kas užkimba, ne viską. Visos gražios, bet tiesiog ne visos prilimpa būna, kad tiesiog tas, kurias jau tikrai prilimpa, tas jau imam ir dainuoja. Šio krašto dainos aiškiai išsiskiria iš kitų regionų. Ramunė Pečiukonytė paaiškina, kuo. Bet ir jos ir buvo pradėtos rinkti, todėl kad tiesiog dėl Prūsijos politikos tos tiesiog ypatingai, kada jau susitvirė Vokietija, tai žodžiu viena valstybė, viena kalba ir kad kur prieš tai buvo ir, reiškia, ir bažnyčiose lietuviškai pamaldos, ir juk Karaliaučiaus universitete lietuvių kalbos seminaras tas buvo. Tai žodžiu, jis buvo tam, kad ruoštų kunigus, kurie važiuos į lietuvių kaimus dirbti. Tai jis ar vokietis, ar kas, jisai turėjo išmokti, ar lenkas, nesvarbu, jis turėjo išmokti lietuviškai, kad galėtų susišnekėti su žmonėm. Ir vat, kai baigėsi šitas laikotarpis, tai tada vat, ypatingai pasijuto, ir ko gero Rėzai irgi tas išėjo labai ne į sveikatą, nes nebeliko prasmės to lietuvių kalbos seminaro. O tai buvo, lietuvių kalbos seminaras, tai ir buvo, ko gero, vienintelė ir pati pirmoji pasaulyje institucija, kuri jau ėmėsi, prie Rėzos ypatingai suklestėjo kaip mokslo įstaiga, kuri būtent nagrinėjo, jau ten, žodžiu, moksliškai, jau lietuvių kalbą ėmėsi ją tyrinėti. Tekėk mergytė, tekėk jaunoji. Išgirsti dainas dainuojamas lietuvininkų tarme nedažnai tenka, juolab, kad ši tarmė bene labiausiai nukentėjusi iš visų regionų. Jeigu lietuvininkų tarmė, tai jinai dabar bandoma irgi gaivinti ir gana sėkmingai, nes daug jaunų žmonių, ypatingai čia Šilutės krašte, bet ne tik Šilutės ir Kintuose, žodžiu, ten yra mokoma tie vaikai, bet jie turi iš ko. Jų dar seneliai, jų dar giminės, jie turi iš ko mokytis ir iš ko rekonstruoti dar. O mes Kuršių nerijoje faktiškai nebeturim iš ko. Vienas dalykas, pokary buvo ypatingai viskas sugriauta taip, kad sugriauta pati bendruomenė, pačios tos kaimų bendruomenės išdraskytos ir tiesiog jos gelbėdamosios nuo karo, žodžiu, bėgo į Vokietiją. Folkloro ansamblis Aušrinė iš Juodkrantės į Kauną atvežė kuršininkų dainų programą. Kuršininkų. Mes dabar stengiamės tos kuršininkus, nesakau, yra profesorė Dalia Kiseliūnaitė Klaipėdos universiteto, tai jinai yra surinkusi labai daug medžiagos, tos žalios medžiagos kuršininkų pasakojimų. Jų pasaulyje, ko gero, jau nebėra. Jeigu ir yra kažkoks senukas ten, senutė, tai žodžiu, viskas, iki jų dabar nebenusigausi, bet jinai kol galėjo ir pati Vokietija važiavo, ir čia jie atvažiuodavo dar irgi, kol galėjo, jie patys atvažiuodavo į Kuršių neriją į savo namus pasižiūrėti. Tai šitą, ir jinai iš jų užrašinėjo įvairius pasakojimus. Kuršininkų kalba, sako, laivuose, jų tose kurėnuose, jie tik tais kuršininkų kalba ir kalbėdavosi, nes visi pavadinimai, visi laivo dalys, ten tinklai, visi ten marių duburiai, visokios tos vietos, viskas tai buvo kuršininkų kalba. Ir jeigu ar tu vokietis, ar tu koks ten lenkas, ar tu dar kažkas, tai ar tu lietuvis atsikraustęs į šitą kraštą, kito pragyvenimo nėra, tik tai žvejyba, reiškia, tu turi išmokti, nes žuvis nesupranta vokiškai. Tu turi išmokti kuršininkų kalbą. Aišku, mes kalbėti nemokam ją. Ten aš kažkokius tos tekstelius kažką, tai aš išmokusi tiesiog jos papasakoti, bet kalbėtis negalėčiau.
Paprašėme Ramunės papasakoti pasakojimą senąją kuršių kalbą. Viens žvejys bėga Vinesaną parsicelt guovį. Ta zemenieks Viniam įdėva vienu didžiu sunį. Nu, viņš jautāja, ko ta guov ēd. Sacīja sienu. Pargājis mājās, palika sienu. Guove urzd. Gribējies ļaukt, koda. Va ta priešprieša, nors ir giminiavosi Kuršių nerijos žmonės su anuo krašto žmonėmis, reiškia, nuo kranto, Kintai, Dreverna, anas krantas. Nors ir giminiavosi, bet jie kaip kaimynai vis tiek špilkavosi. Nu ir viens apie kitus ten visokius anekdotus prisigalvodavo. Tai žodžiu, čia maždaug yra tas anekdotas iš žemininkų pusės. Tai čia kuršininkai pasakojo, kokius anekdotus apie juos žemininkai pasakoja, reiškia, kad tipo mes nepažįstam, žodžiu, karvių. Tai reiškia, kaip gavosi, kad reiškia pasakoja kuršininkas, kad vat, vienas kuršininkas, reiškia, nusipirkęs karvę, bėgo į, reiškia, laivų, nes kuršininkų laivai tai bėga mariomis, bėgo į kitą pusę persikelti karvę, kurią nusipirko. O tas žemininkas vietoj karvės įdavė šunį, didelį šunį, vienu didžiu šunį, didelį šunį. Tas jau kuršininkas klausė, tai o ko ta guov ėd, ką ta karvė ėda? Sacīja sienu, sako šieną. Tai jis pargājis mājās, parėjęs namo, reiškia, grįžęs namo, palika sienų, padavė to šieno. Nu, į guovį urzd. Gribėjęs ļaukt, koda, norėjo pamelžti, kando. Festivalio svečiai ir Berlyno lietuvių folkloro ansamblis Saulalė. Čia festivalyje kolektyvas kaip tik mini 3 veiklos metus. Aš buvau gal prieš 12 metų irgi subūrus, bet ne taip rimtai. Mes metus padainavom 2 metus ir skirstėm, man šeima atsirado. Labai norėjau, kad kas nors suburtų ir man tik reikėtų nueiti ir padainuoti, bet per 10 metų niekas nesubūrė Berlyne to kolektyvo, tai galvoju, dabar reikia. Aš esu užaugusi su folkloru. Mano tėtis Lionginas Kurklietis, jisai kaip hobi darė kankles, dūdeles, taisė visokius liaudės instrumentus ir jau man nemažą visur vežiodavo, visokias vakaronės, šventes kalendorinės ir man tas folkloras buvo tiesiog kažkokia natūrali būtis. Ir visą laiką, ypatingai, kai labai sunku, o kai užsienį gyvenam, kartais visko būna ir ypatingai man buvo tas momentas su Ukrainos karu, kur labai norėjusi įsikabinti šaknis. Dar stipriau negu ir kartu dainuoti su žmonėm, kad kartu tą bendrystę kurti. Ir nuo to ir susikūrė Saulalė. Saulalei tenka koncertuoti ir Vokietijoje vietiniams gyventojams. Vadovė pasakoja, kad lietuviškas dainas jie priima labai šiltai. Netgi nesuprasdami žodžių. Ir dažnai ir vyresnės kartos, bet ir jaunesni žmonės, jos paliečia tas mūsų dainavimas. Tikrai, net aš ir klausiu kartais, ar jūs žodžius suprantate. Ne, sako, bet man taip širdį palietė. Būna tokių, buvom susitikę, kurie ne lietuviai, bet Lietuvoje truputį gyveno ir specialiai ateina paklausyti, nes jiems nostalgija Lietuvai. Įdomią programą kolektyvas atvežė ir į Kauną. Tiesiog pasižiūrėjom, kokios dainos gali būti labiausiai tinkamos šiam festivaliui ir kokios dainos, nes mūsų ne visi galėjo važiuoti, o po to dar ir keli dėl ligos iškrito, kokios dainos mums gera būtų dainuoti. Taip pat. Tai mes atvežėm Pajūrio vieną dainą iš Rėzos rinkinio, nes 200 metų Rėzos rinkiniui. Ir mes taip pat dainuosim Puskvėjužį festivalyje. Ta proga esam pakviesti, labai džiaugiamės rugpjūtį. O jau mano mielas, labai žinoma daina, bet norėjusi savo tokią, savo Saulalės interpretaciją padaryti, kad atrodo dabar aktualu irgi labai ta daina. 2 sutartinės, Ričiaurotų, Kadujo. Nu ir ta mūsų naujausia tikriausiai ir Laukum Pukum, nes mums labai iš archyvų susiradom tą dainą.
aš suradau, besiklausydama archyvų, suradau ją ir man tai patiko, nes tokia kitokia buvo. Mes ją ruošiam ir kažkaip paruošiam. Na, o po didžiojo koncerto prasidėjo tradicinių šokių vakaronė. Šiais metais Kauno miesto savivaldybė leido mums ilgiau vakaronį turėti, tai labai to džiaugiamės iš tiesų, nes tikrai tų 3 dienų mums per maža. Taip norėtųsi turėti ir dar ilgesnės vakaronės, naktišokius. Tiesiog Kaunas kol kas tokių salių galbūt nelabai ir turi, kur galėtume taip drąsiai visą naktį šokti, o taip norėtųsi iš tikrųjų. Tai mes dar turime kur padirbėti, dar turime rasti iš tiesų vietų, nes tikrai ir žinau, kad kiekvienais metais nenori šokėjai išsiskirstyti, nori dar šokti, nes tai tikrai šventė, tai yra džiaugsmas, susirenka žmonės. Na, o dabar pačios linksmybės prasideda, ar ne, prasidėjo vakaronė, kurioje koncertuoja labai šaunūs muzikantai, tai aišku ir mūsų didžiojo folkloro ansamblių koncerto yra dalyviai, tai ir Plateliai liko dar vakaronėje, ir Uosinta, na, o pradėjo Kauno bandonija, mūsų Kauno patys smagiausi muzikantai ir žinoma, turėjome tokį tikslą, kad savo šokius parodytų ir mūsų užsienio svečiai, ar ne, tai ir Lenkai, ir Estai, ir Latvių kolektyvas, jie taip pat mus mokys, kartu mokysimės ir po to šoksime ir jų tradicinius šokius. Na, o mes, aišku, juos mokysime savo lietuviškų šokių. Tai dabar pats linksmumas, tai reikia skubėti ir eiti šokti. Tarptautinis folkloro festivalis Atatarė Lamžė tai ne tik muzika ir kolektyvų pasirodymai, tai ir parodos, paskaitos, ekskursijos ir daug kitų renginių. Na, o 3 dienas skambėjęs, festivalis su dalyviais ir žiūrovais atsisveikino iki kitų metų. Organizatoriai jau dėlioja jubiliejinio 40-ojo festivalio programą ir žada įspūdingą gražų renginį. Jau dabar aišku, jame netruks dainų, muzikos, šokių ir ugnies.